Radė, mėly vaišnavai. Tai ką, šiandieną norėčiau pasidalinti žiniomis, kurias perteikė mokytojas iš kosmologijos temos. Iš kosmologijos temos. Apie planetarinę sistemą pavadinimu Tapaloka. Iš tikrųjų, vedinė kosmologija yra fantastinis dalykas, fantastinis perkeltinė prasme. Tai nėra fantastika, tai yra tikrovė, bet fantastika ta prasme, kad yra super žinios, labai įdomios ir jos yra visiškai teisingos, neiškraipytos, perduotos mokytojų mokinių seka tūkstantmečiais. Ir kai skaitai jas, gali jaus, kad tai yra visiška teisybė ir gali po to medituot, paskaitę šitas žinias, medituot į jas ir galbūt, o iš tikrųjų tai be jokios abejonės, laikui bėgant, tai, ką medituoji, bus atverta. Kada Krišna ir Rada nuspręs, kad tu turi gauti tą viziją, tu gausi. Tai mes žinom, kad yra 14 planetarinių sistemų ir mes į tai, kas vyksta šiame pasaulyje, turėtume žiūrėti per šitą prizmę, per šitas žinias. Ir 14 planetarinių sistemų, tai yra 14 pasaulių. 14 pasaulių. Ir tie pasauliai turi savo civilizacijas, savo kultūrą, vertybės, supratimą, technologijas, meną, architektūrą ir kitus dalykus, tai, ką mes turime. Tai 14 pasaulių yra sudalinti į 3 sferas. Yra viduriniai pasauliai, vidurinysis pasaulis, sakykime, Burloka, tai yra ta dimensija, kur randasi, ta platmė, kur randasi mūsų Žemė. Žemiau eina 7 planetarinės sistemos. Tai yra žemiau Žemės eina Atala Loka, dar žemiau Vitala Loka, po to Sutala Loka, Tala Loka, Mahatala Loka, Arasatala Loka, Patala Loka. Tai yra demoniško pasauliai, demoniškos civilizacijos su labai išvystyta technologija. Burloka, tai yra ten, kur yra mūsų Žemės planeta, tai yra šita dimensija. Ir virš jos eina 6 dieviški pasauliai. Buvarloka, Svargaloka, tai yra rojai. Maharloka, Džanaloka, kur gyvena išminčiai. Tapaloka, kur gyvena brahmachariai. Naištika brahmachariai. Tai yra niekados gyvenime neturėjo sąlyčio su moterimi. Ir Satyaloka, ten, kur gyvena Brahma. Visatos architektas, kūrėjas. Šitų, tai vyriausiasis, sakykime, mūsų. Tai va tos pastoviai vyksta, sakykime, ne kova, bet žemutiniai pasauliai, jie nori paimti Žemės, vidurinį pasaulį. O viršutiniai pasauliai visą laiką gina nuo demoniškos įtakos. Mes visą laiką, kaip pat ir Lietuva, tarp didžiūnų esame. Taip, tarp Amerikos ir Rusijos, ar Rusijos ir Europos. Nors tipo Europos dalis esam, bet mes esam maža, taip ir Burloka, tai yra planetarinė sistema, kurie yra Žemė ir kiti kūnai, kitos vietovės. Jis randasi įtakoje ir šiuo metu pasaulyje vyksta būtent 2 kultūrų, 2 pasaulių kova. Ar Žemė bus paimta į dieviškas rankas ar į demoniškas rankas. Tai tos visas 14 planetarinių sistemų skirstomas į 3 žemesnesias, vidurinesias, aukštesnesias. Ir žemesnesias yra demonų kultūra, aukštesnesias yra devų, pusdievių kultūra, o vidurinioji Burloka
jinai yra miksas. Va. Ir dabar mes kalbėjome apie Tapaloką, Šrimad Bhagavatam žinios. Mokytojas perteikė apie Tapaloką, tai yra apie nuo pačios tai būtų 13 planetarinė sistema. Jis yra prieš paskutinė, po to jau eina 14 Satyaloka, aukščiausia dimensija. Ir o jeigu žiūrėt nuo viršaus, tai būtų 2 planetarinė sistema. Pirma būtų Satyaloka, kur gyvena Brahma ir kur gyvena visatos krypčių valdovai, turi savo rezidencijas Satyalokoje. Ten yra aprašyta Bhagavatam, kada nors skaitysim, kada nors perteiksiu. Ir po to yra Tapaloka. Ir kažkaip išėjo kalba apie tą Tapaloką ir mokytojas perdavė įdomių žinių apie šitą planetarinę sistemą. Reiškia, Tapalokoje gyvena Naištika Brahmachariai. Naištika Brahmacharis tai yra tas, kuris niekados neturėjo sąlyčio su moterimi. Tai yra nepaprastos gyvos būtybės. Beje, ir žemėje gyvena Naištika Brahmacharių. Sakykime, kad ir mano mokytas yra tyras Naištika Brahmacharis, niekad neturėjęs sąlyčio su moterim, ir jo mokytojas Naištika Brahmacharis. Tai yra jogai iš praeitų gyvenimų, kurie daug gyvenimo visiškai laikosi skaistos ir neina jokį sąlytį su priešinga lytim. Turi minti sąlytį pasitenkinimo prasme. Ir tai yra labai labai išaukštintos gyvos būtybės, iš tikrųjų. Nes kas nori įsitikinti, kad tai yra išaukštinta, gali patys pasilaikyti skaistos metus 2, 3, 4, 5, 10, 20 ir tada tai supras. Man atrodo, ir Prankrishnadas Babažis, ir Vinod Biharidas Babažis, man atrodo, irgi yra Naištika Brahmachariai. Kiek man tenka žinot, Vaišnava Padadas Babažis, yra tokių rinktinių sielų Vradžioje gyvena. Tai Tapaloka. Tapa žodis reiškia askezė. Tai yra asmenybės, kurios, sakykime, atlieka tą askezę, nors ten jau jiem yra ne askezė, bet mokytojas sako, tos džyvas, tos sielos išaukštas 1000 gyvenimų jau tą praktikuoja. Ir toje planetarinėje sistemoje vyksta, kai Saulė pateka, pradedami atlikti ugnies ritualai, jagios, ir jos trunka iki pat Saulei nusileidžiant. Tai yra visą dieną. Ir šitie jogai, ryšiai, muniai, kurie yra visi Naištika Brahmachariai, jie atlikinėja tas ugnies ritualus, giedodami vedinės senasias mantras. Ir ta Tapaloka išaukštinta yra tuom, kad kai tik jie pradeda giedot mantras, kai tik jie pradeda atlikti ugnies ritualą, reiškia ritualo vietoje ugnyje apsireiškia Višnu. Reikia suprasti, kad visi tie gyventojai Tapalokos, jie yra, ten aišku, kiek supratau, iš vis nėra moterų. Ir tie visi gyventojai, jie yra dasė rasai, dasė bavo, jų pastovi santykis su Dievu yra tarnystės santykis, tai yra pagarba, tam tikras Dievo baimingumas, dasė rasa. Pavyzdžiui, Nardamunis irgi yra dasė rasai, tai yra, jie turi premą, jie turi transcendentinę meilę, bet jų meilė yra sumiksuota su pagarba ir jie priima Krišną kaip pasaulių kūrėją, kaip didingą asmenybę. Bet tai yra transcendentinis lygmuo, tai yra be galo išaukštos asmenybės. Ir jie taip pagarbina su pagarba ir dėmesiu viešpatį Višnu, kuris apsireiškia, ir jie jį visą laiką mato. Ir patiria nektarą, žvelgdami jo šitą transcendentinį kūną. Ir jisai sako, kad Ačarijos rašo, kad Tapaloka yra labiau išaukštinta negu už ją aukštesnė planetarinė sistema Satyaloka, kur Brahma gyvena,
Kodėl? Dėl to, kad Satyalokoje irgi atliekami ugnies ritualai, bet kartais ten apsireiškia Višnu, o kartais neapsireiškia. Bet Tapalokoje apsireiškia kasdieną. Aišku, ten diena trunka, kaip pas mus čia, aš nežinau, milijonus metų. Ten jų viena diena. Bet ten apsireiškia visą laiką. Ir Tapalokos gyventojai, jie turi dvasinius kūnus ir Tapaloka, tai yra ta sistema planetarinė, jinai yra nesunaikinama, kai naikinama yra visa visata. Jinai yra nesunaikinama. Ir rašoma, kad Brahma lokoje, kai vyksta visatos naikinimas, tai yra Mahapralaja vadinasi. Tada Brahmai ir kitiem Brahma lokos ar Satya lokos gyventojams, tos aukščiausios planetarinės sistemos, pasidaro be galo karšta ir problematiška būti. Jie tada keliauja į Tapaloką, vieni ačarijos rašo, o kiti rašo, kad keliauja tiesiai jau pas Višnų, į Vaikuntą loką. Va, bet ir Tapaloka, jinai visą laiką išlieka apgyvendinta ir, pavyzdžiui, Tapalokoje jogai turi dvasinius kūnus, bet Brahma lokoje, tai mes skaitom, kad Brahma miršta, reiškia turi materialius kūnus. Aišku, labai išaukštintus, bet jie yra materialūs. Ir didybė tų jogų, naištika brahmacharių Tapaloko yra tame, kad jų kūnas yra jų vimana. Vimana reiškia mašina, tai yra erdvėlaivis. Jeigu Brahma lokoje gyventojai turi erdvėlaivius, su kuriais jie keliauja po visą visatą, tai Tapalokoje jų erdvėlaivis yra jų pačių kūnas. Ir mokytojas sako, jiem nėra jokių problemų, jeigu jie nuspręstų tave aplankyti, jie akimirksniu atsirastų, nors Tapaloka randasi už milijardų kilometrų, nes jie keliauja su kūnu minties greičiu arba dar greičiau, su savo kūnu, jau nekalbant apie tai, kad jie turi visas mistinės galias. Tai va, tai tokia yra mūsų visatoje planetarinė sistema, tokia yra civilizacija, tiesiog atsiminkim. Tai yra jogai, kurie gyvena Tapalokoje. Tūkstančius ir tūkstančius ir tūkstančius metų atlikinėja garbinimą ir prieš tai tūkstančius gimimų praktikavę. Be galo išaukštas asmenybės. Ta žodis be galo iš vis nieko neparodo, bet kalboje nėra kitų žodžių. Nepaprastai išaukštos asmenybės. Mes tai galime įsivaizduoti, koks jų yra suvokimas apie visatą, apie laiką, apie žmogų, apie jo fiziologiją, apie fiziką, matematiką, ekonomiką, politiką ir gamtos mokslus, apie mistiką, koks jų yra lygis. Ta prasme, kada pradedi va tą kosmologiją nagrinėti, supranti, kad spektras yra tokio dydžio, kad tu negali jo apriepti. Ir yra civilizacijos, iki kurių yra šviesmečiai ir jos nebus pasiektos. Tai va tas kiaušinis, kuriame gyvename, visatos forma yra kiaušinio forma, kuriame mes gyvename, mes turime suvokti, kad mes esame labai labai dideliai erdvėjai ir to erdvėjai randasi begalybė civilizacijų, kurios begalybę kartų yra aukštesnė už mūsų. Jų kūnai, jų grožis, jų suvokimas, jų jausmai, jų gebėjimai, galios, fizinės, psichinės, dvasinės, nėra tokio skaičiaus, kuriuo tu galėtum apibūdinti, kiek kartų yra didesnis. Tai neįmanoma apibūdinti. Ir kada mes skaitome, mūsų sąmonė plečiasi. Tiesiog plečiasi. Kada yra dideli atstumai ir užuolaidos užtrauktos, mes jų nematome, negirdim, sunku. Bet
tos užuolaidos atsitraukia, kada mes skaitome Šrimad Bhagavatam. Ir jeigu Šrimad Bhagavatam yra pats Krišna, kada jisai yra patenkintas mūsų pastangomis, atveria. Ir tu gali gauti daršaną tų būtybių. Ir aš klausiau, sakau, ar gali būti, kad Jėzus Kristus, nes rašo, kad iš Tapalokos, iš va šitų planetų, išminčių planetos yra 4 paskutinės. 11, 12, 13, 14 sistema. Tai yra Maharloka, Džanaloka, Tapaloka ir Satyaloka. Sakau, yra rašoma, kad iš tų planetarinių sistemų gyvos būtybės, tie jogai, išgyvena begalinę užuojautą žemės gyventojams. Pavyzdžiui, kurie tenais dabar mušasi čia dėl tų skiepų, kaip pavyzdys. Ir jie kartais nužengia į žemę kaip didieji mokytojai ir moko. Tai aš tada sakau, Bhagavatam rašo, kad kartais tos iškilios asmenybės nužengia į žemę. Ir sakau, ar galėjo būti, kad Jėzus buvo atėjęs iš Tapalokos ar iš panašios planetarinės sistemos. Sako, be abejo, galėjo. Jėzaus bhava, Jėzaus santykis, kurį skleidė, irgi buvo dasė rasa. Mat, kad eini į bažnyčią, junti tą dasė rasos nuotaikos. Tai yra meilė Dievui, bet jinai su didybė, Dievo didybė pabrėžima, pagarba, truputėlį ir prisibijojimas. Tai va, yra tokia oficiali garbinimo pagarbos nuotaika. Kaip va, gerbiamas prezidentas, gerbiamas tas, va toksai va. Va, ir tada dar aš uždaviau klausimą, sakau, ar Vaišnavas, kuris yra pasiekęs transcendenciją, bet randasi Mandžari bhavoje, tai yra praktikuoja tą santuokinį ryšį ir praktikuoja meditaciją, yra Dharanė, kaip Dharanės tarnaitė, ar toks Vaišnavas pasiekęs tobulumą yra, jeigu jau taip lyginta, aukščiau net už Tapaloką ar Satyaloką, sako, taip, jis yra aukščiau net ir už tą. O čia yra, aišku, sako, visi yra vienodi, visi yra lygus, visi turi premą, bet jeigu jau lygint, tai Šastra sako, kad tai yra aukščiausia. Ir va prie tavęs gali būti tokia asmenybė, turinti Mandžari bhavą, transcendentinio lygio asmenybė, ir jinai bus dar aukščiau negu pas tave atkeliautų iš tų šviesmečių atstumų nepaprastų civilizacijų būtybė. Bet prie tavęs randasi, tik tiek, kad tu nematai jo dvasinio kūno, jis prie tavęs su materialiu kūnu, iš kurio bėga snarglys galbūt, ar temperatūra, ar jiems skauda sąnariai, ir tu negali suprast, kad prie tavęs sėdi iškilė asmenybė. Va čia yra visa mistika. Ir jie kaip ir būdinga, jie elgesi taip, kad tu nekados nepagalvotum, kad jie yra sidos. Tai yra tobulumą pasiekę vaišnavai su visom mistiniam galiom. Jie nekados taip nesielgia. Nenori išsiskirti. Tai čia yra paradoksas. Tai aš sakau, ar va tų sistemų asmenybės ateina į Vradžią damą, sako, be abejo ateina. Be abejo ateina daršaną priimti. Nes Vradžiai būtent visos visatos, reiškia, Rada ir Krišna nužengė į Burloką, į visą šventą damą nusileido į Burloką, į žemės planetą, Bauma Vrindavanas, žemiškasis Vrindavanas, kuris dvasinėmis akimis žvelgiant nesiskiria nuo Goloka Vrindavano, nuo Vrindavano, kuris yra anapus šitos visatos. Jie ateina ten, jie gali priimti skirtingas formas, gali priimti žmogaus formą, gali priimti medžio formą, gali priimti gyvūno formą ir medituoti ten, reziduoti arba ateiti nematomai formai ir Radakundai išsimaudyti ar apeiti Govardaną. Jokių problemų. Vradžia yra nepaprasta vieta. Ten, į kur mes važiuojame, ten, į kur mes tengiamės patekti, tai yra, sakykime, visoje visatoje žinoma vieta, Vrindavanas, Vradžia Bhumi, ir ten ateina visatos elitas lankosi. Va toks elitas, iki kurio mums šviesmečiai, kurių mes net negalim apsuvokti, ką jie gali, kaip jie gyvena ir kame jie
gyvena, kame jie skendi, mes tiesiog nesuvokiam. Bet jie ateina į tą vietą, į kurią mes irgi atvažiuojam. Dėl to Šrila Prabhupada sako, kad Vaišnavas praktikuojantis Radakunda yra pati sėkmingiausia siela visoje visatoje. Čia yra Prabhupados žodžiai. Ir kai eina kalba, kad nuvažiuoti Šventą Damą ir žmogus pradeda gailėti 5 ir 600 eurų, jis tiesiog nesupranta, kur jis važiuoja ir kokia jam yra galimybė. Nes jeigu tu tikrai nors biškį realizavai ir supranti, tu tiesiog tą paskutinį grašį atiduosi, kad ten patekt. Aišku, su protu, reikia pasilikti už ką pragyventi, be abejo, bet kai prasideda tokie taupimai lygioj vietoj, kad čia, žinai, aš čia taupau mašinai ir negaliu Indiją išvažiuoti dar ar ten kokiam namui, langams ten ar kažkam, tai namo stogui, namo plytom kokiom ar ten dar, tai, čia jau yra, sakykime, stoka tikėjimo, realizacijos. Mes nežinome, kur mes važiuojam, tiesiog reikia bendrauti su tais, kurie turi realizaciją. Ir ateis tas vertinimas. Paimkim bet kurią šastrą ir ką jie rašo apie Vradžią. Ten nėra ką lyginti, net ir aukštesnių sistemų su Vradžia Dama. Kitaip ten nieks neateitų. Ir tie, kas turi tą matymą, jie liudija, kad taip ateina iš kitų planetarinių sistemų į šitą vietą Žemėje, antgamtiškos būtybės ir gauna Rados ir Krišnos, reiškia, nori priimti daršaną, išsimaudyti šituose ežeruose, gauti Govardhano daršaną ir taip toliau. Tai yra faktas, tą rašo šventraščiai ir tą šneka patyrę vaišnavai. Ir apie naikinimus, kai kalbėjau apie naikinimą visatos, sakau, ar galit papasakoti apie naikinimų rūšis. Jisai trumpai papasakoja, reiškia, pirmas yra pralaja. Pralaja tai yra pirmas yra kanda pralaja. Tai yra kada vietovėje, žemėje, pavyzdžiui, sunaikinamas yra miestas. Taip. Praeina uraganas, tornado ar kažkokia žemės drebėjimas, kažkokia gamtinė jėga, jinai suniokoja pusę miesto ar miestą, reiškia kažkokia lokaliai teritorija. Antras naikinimo tipas pagal didumą yra pralaja. Pralaja tai yra naikinama žemė, bet jinai naikinama pilnai. Ir jisai aprašė, kad yra 3 būdai, kaip naikinama žemė, kas kažkiek laiko, aš jau dabar nepasakysiu, kokiais ciklais ta žemė naikinama, žodžiu, mes čia ne pirmieji ir ne paskutiniai, ir tai, kas pas mus vyksta, yra labai mikroprocesiukai palyginus su kosminiu vyksmu. Pavyzdžiui, pirmas būdas, kaip naikinamas, tai yra 100 metų lyja 24 valandas per parą. Ir tiesiog viskas patvinsta ir supūna. Neišgyvena nieks. Tai pirmas naikinimo būdas. Antras tai yra saulės karštis. Tai yra saulė kaitina dieną naktį, viskas įkaista tiek, kad vos ne žemė įrausta. Plius didelis vėjas. Visur dulkės nešiojamos. Tai saulės energija. Ir trečias naikinimas yra potvynis. Kada užlieja jūrą, ištvinsta. Jūros patvinimas. Tai yra įvairūs būdai, kaip yra naikinama šita žemė. Ir yra paskutinis naikinimas, Mahapralaja. Tai yra, kada naikinamas jau ne žemė, bet visos planetarinės sistemos, išskyrus Tapaloką ir Satyaloką. Netgi Dženaloka ir Maharloka, kur gyvena išminčiai, irgi yra naikinama.
Tai visa ta, apie tos naikinimus mes kažkada pakalbėsim, kaip jie vyksta, kas ten darosi. Bet žemėje, žodžiu, yra milijonus kartų jau buvo naikinta ir kurta, ir žmonių kartas atsirado ir praėjo, ir civilizacijos atsirado ir praėjo. Čia yra žinoma, Brahma visą tai matė, Tapaloka, Džanaloka, Maharloka, Svargaloka yra rojai. Ir visi tos būtybės, kurios jau matė daug kartų, kaip žemėje vyksta šitie procesai. Dėl to, principė, jų sąmonį, tai kaip jie reaguoja ir vertina reiškinius, ir kaip mes reaguojam, yra milijonus kartų skiriasi. Tai vat mes galime įsivaizduoti, kada Vaišnavas praktikuoja Mandžari Bhavą, reiškia Madhurya rasą, į kokius lygius jisai taiko. Jisai taiko išeiti net iš šitos visatos. Tai va dėl to tas kelias yra labai išaukštas ir pradinėse etapuose atrodo, kad čia labai sunku pajudėti, bet pabiški, dešimtmečiams einant, aš nekalbu metams, bet dešimtmečiams einant, tu realiai pradedi jaust, kad tau atsidaro labai iškilnus kelias, iškilnios erdvės ir tu gali iš tikrųjų išsivaduoti iš visos šitos sudėtingos sistemos, šitos visatos, iš Maja Devi įtakos, dėka guru ir guru vargos malonės. Klausydamas guru vedimo, instrukcijų vadovaudamasis, eidamasis į priekį. Ir ta padėtis, kuri tau siūlo Chaitanya Mahaprabhu, gali būti dar net aukštesnė už bet kokią padėtį visatai, kaip mes kalbėjom. Vaišnavas, kuris praktikuoja Mandžari Bhavą, tai yra nori tapti Radharanės tarnaitę ir tai yra pati labiausiai išaukšta pozicija, nes tokioj nuotaikoje gyva būtybė nenori net su Krišna mėgautis, reiškia, net asmeniškai Krišnai tarnauti. Tai yra pati nesavanaudiškiausia meilė, kada gyva būtybė nori tiesiog sujungti Radhą ir Krišną, kad jiem būtų gerai. Ir Mandžari Bhavą praktikuojantis Vaišnavai, jie labiau myli Radharanę negu Krišną. Jie labiau prisirišę prie Radharanės negu prie Krišnos. Tai vat visi mūsų 6 Gosvamiai buvo Mandžarės ir mokytojai, reiškia, Vaišnavo Ačarijos gaudė Vaišnavo, daugumas buvo, bent jau kiek žinau, visi buvo Mandžarės. Mandžari Bhavą praktikavo, tai yra meditavo į Radharanės tarnaičių poziciją ir formą ir santyki. Tai čia yra labai išaukštinta, labai išaukštinta. Tiek išaukštinta, kad sunku yra apibūdinti. Vat kai skaitai apie kosmologiją ir matai, kad šita padėtis yra netgi dar aukščiau, sakykime, už bet kokias padėtis visatoje, tai tu supranti, kiek tai yra išaukštinta. Bet praktikuoti reikia irgi ne vieną gyvenimą, kad tą padėtį ir tokį ekstazės ir laimės lygį pasiekti, kada dvasiniam pasauliu tu priimamas į Radhos Krišnos artimiausio palidovų būrį ir gali dvasiniam pasauliu tiesiog prieiti prie Radhos Krišnos ir pasiūlyti sulčių, riešutų, ar pavėduot, ar tiesiog Radharaniai plaukus pašukuot, ar Krišnai uždėti gėlių apyrankės, ar auskarus, ar girliandą tiesiai asmeniškai, be jokių oficialių pagarbų ir dievo baimingumų. Tai ta padėtis neturi analogų niekur. Ir tą padėtį, tą nuotaiką, tokį santykį būtent atnešė Chaitanya Mahaprabhu. Dėl to jis yra vadinamas maloningiausia avatara. Pačia maloningiausia viešpaties forma jis davė tai, ko nieks negalėjo duoti šioje visatoje ir negalės duoti šioje visatoje, išskyrus tie, kas gavo Chaitanijos Mahaprabhu malonę ir eina toje sekoje. Tai yra netgi pačiuose Vedose, kaip ir kalbėjom, yra labai mažai kalbama apie tokias būtybės kaip Mandžarės. Praktiškai ten nieko nerasi ir apie Radharanę labai mažai šnekama, nes tai yra labai slapta ir intimu. Labai daug yra šnekama apie Višnų, apie Vaikuntą Loką, taip apie
keturankę Krišnos formą, arba su Lakšmi, arba apie Ramą, kur Rama susita Devi, reiškia apie tuos regionus, Ajodją, bet apie Goloką, Damą ir apie Vrindavaną ir apie Radaranę yra labai labai mažai šnekama, labai labai mažai. Tai yra labai slapta ir labai intimu. Tai bet įrašas buvo apie tą Paloką, tiesiog turėkime minty, kad didieji mokytojai gyvena ten ir jie, kai Žemė egzistuoja milijonus metų, jie laiks nuo laiko nužengia, pamokymus duoda, kaip sakyti, jų pėdos prisiliečia prie Žemės. Ir tai yra, šita istorija mūsų yra labai sena, ir Žemė yra labai sena, ir jinai mačius tikrai kur kas tūkstančius milijonus kartų didingesnių civilizacijų ant jos buvę. Ir dabar demoniškų sistemų atstovai bando visaip sukurti per švietimą tas idėjas įpiršt vaikam, kad čia mes kaip tik evoliucionavom, kad mes, supranti, iš beždžionių ar ten iš primatų, primityvių žmonių, kurie su kirvukais, plaktukais Egipto piramidės darė. Dabar vaikštom su telefonais, tai esam pažengę ir jau tuoj, kaip aš skaičiau, jau buvo pateikus Nida Vasiliauskaitė tokį dokumentą iš, man atrodo, Anglijos ar valdžios dokumentą, kur yra teoretizuojama, tik teoretizuojama apie žmogaus papildymą. Čia išvertų žmogaus papildymas ir ten taip toks paveiksliukas nupieštas, kad ten beždžionė pasilenkus, po to jinai evoliucionavo iki žmogaus pasilenkusios su telefonu, po to jau kažkas ten ant rankos ir po to jau kažkas parodytas įdėta į kaukolę, jau mikroschemą. Įsivaizduokit, jie tą atstumė, kad žmoguje užsifiksuotų, kad jis buvo durnas seniau, ir jis evoliucionavo, ir evoliucijos pikas tai yra įdėti mikroschemą į makaulę, per kurią jisai ten galės pagerinti smegenų veiklą, išmokti daug kalbų, ten telepatiją ir taip tai įsivaizduoju, tokia, tai yra grynas nachališkas melas, kad pateisinti kontrolę, kuri po to bus vykdoma, kai žmogus į savo kūną įsidės šitos lustus, čipus, mikroschemas, kaip ten be pavadinsi. Tuo tarpu, kai Bhagavatam istorija yra kita, Bhagavatam istorija yra atvirkštinė, kad nuo asmenybių, kurios turėjo psichinės galės tokias, kad nereikėjo nei telefonų, nei dar kažkokių tai plaktukų, kirvukų, ar tenais pjauti akmenis su diskais metaliniais, kaip dabar pjauna. Tai buvo išaukštintos civilizacijos, kurių pėdsakai likę ant žemės, architektūriniai paminklai, ir kurių gabumai aprašyti Bhagavatam, kaip ir galėdavo ir levituoti, ir būdavo bendradarbiavimas su kitomis planetarinėmis sistemomis. Tiesiog devos ateidavo į žemę, apsireikšdavo ir paprastas gyventojas tiesiog galėdavo matyti tą pusdievį ir dvielaiviai nusileisdavo. Ir būdavo atliekami aukojimo ritualai ir technologijos aukštos būdavo architektūros, paminklai tai rodo, kaip išpjauti akmenis, kokie luitai užkelti, kiek metrų aukščius, taip toliau. Tai iš to viskas ėjo žemyn ir iki tiek daėjo, kad reikia apsikarstyti, supranti, tokiais telefonais, kompiuteriais, į mikroschemas į galvas, kiš dar kažkokią, čia jau yra dugnas, sakykime. O jie atvirkščiai viską rodo. Jie nori užblokuoti visas prigimtinės galės, psichinės. Užblokuoti. Ir įkišti elektroniką, o tą elektroniką kažkas valdys. O jeigu, palei tą dievišką kultūrą, jeigu tu vystaisi psichinės galės, tavęs kontroliuoti nieks negali. Ir kuo tu labiau išvystai savo psichinę galę, psichinės galės, dvasinės galės, tuo mažiau tau gali demoniškos asmenybės įtakos daryti. Bet palei šitą kultūrą, reiškia visos tavo galios gebėjimai yra slopinami ir tau pasiūlomos technologijos, kurios tau leis geriau išmokti kalbas, geriau tenais mąstyti, analizuoti ten ir taip toliau. Reiškia, supresuojamos yra prigimtinės galios ir duodami žaisliukai ir nepasakoma, kad per to žaisliukus tu būsi absoliutus vergas ir absoliučioj kontroliai.
Na ir nes to žaisliukus kažkas tai kontroliuos, kažkas tai siūs impulsus elektrinius, jo tau į galvą. Tai vat, čia yra labai rimta dalykai, labai rimta kova vyksta, yra dviejų civilizacijų, sakykime, kaktomuša ir dabar kas vyksta ir toliau dar vyks ir pasidomėkim transhumanizmo ir tuo žmogaus papildymu, vat kokios pas jos fantazijos ir ką Klausas Švabas šneka, kad jau ten bus jie planuoja iki 30 metų žmonių kaukolėse įdėti tuos mikročipus. Ir šiaip prisisvaigė yra ir kad žmogus tampa praktiškai kaip, pilnai pajungtas, absoliučiai kontroliuojama mašina ir šitą civilizaciją, kuri dabar ateina ir jinai yra brukama per absoliučiai visas sferas, per kultūrinę, per švietimo, per politinę sferą, visur stumiama, per pramogų pasaulį, jinai stumia į absoliutų paklusnumą, absoliučią kontrolę ir savo psichinių natūralių galių užslopinimą. Tas laisvi narkotikai, alkoholis, seksas, visa tai slopina tavo psichinės galias, o tai reiškia, kad tu tampi vis labiau gali būti paveikiamas ir valdomas. O jeigu tau užtenka biški trečią akį prasilavint, tu iškart matysi, už ką balsuoti, už ką nebalsuoti. Kas tai apdurnins? Tu pažiūrėsi tą vakciną, tau nereikės net skaityti sudėties, tau iškart ateis informacija, kad čia yra aukščiausio lygio briedas, supranti. Ką dabar visi čia dabar įstaugia, susileidę tas vakcinas, dabar jau vis daugėja ir daugėja problemų ir toks problemos neįmanoma išspręsti, nieks nežino, kas ten buvo suleista ir kaip ten veiks ir kas ten bus. Tai aš jau susiduriu su vis daugiau ir daugiau žmonių, kurie paskubėjo ir neklausė ir pyko ant manęs, kad aš ir tas paskaitas tokias dėjau ir informaciją ten asmeniškai siunčiau jiems, sakau, žiūrėkit, pyko, dabar tyli. Aš atsimenu, užteko pamedituoti tą bonkutę, man tiesiog šiurpas nuėjo, aš ten nieko nežinau, aš tikrai, kaip pasakyti, po to tik sužinau ten tas sudėtis, kad pradėjo knaisiotis, kai kurie mokslininkai tyrinėti ir rado ir tą ir aną, bet tiesiog pasižiūri ir iškart junti, kad ten yra kažkas labai negero. Negaliu pavadinimų pasakyti, nežinau kas konkrečiai kaip vyks, bet paklausi, man reikia to jokiais būdais, kryžius, tinkt, viso gero. Tai dabar tą dalyką išsivyščiau dėl to, kad Dievui meldžiausi. Ir meldžiuosi. Tai yra kaip, aš to neprašiau, bet tai natūraliai vystosi, kai tu praktikas atlieki. Aš tikrai nesu iškeregis, kažką tai turiu mikro, bet to mikro jau užtenka, kad tavęs nedurintų. Tai tos civilizacijos jos yra suinteresuotos, kad tau užblokuot šitos dalykus. Ypatingai alkoholiu, laisvų seksų, sėklos mėtymų, tarp kitko sėkla maitina smegenis. Sėklo yra daug medžiagų, kurios reikalingos yra smegenim. Jeigu tu sėklą išmeti reguliariai, tos medžiagos, kurios turėtų nueiti į kūną pasisavinamos, jos naudojamos vėl sėklai gaminti, fosforo junginiai ir kiti. Tai skatinamas kas? Kuo daugiau tenkintis. Tokie pimpalus, atsiprašant, nusitampę, nusigėrę, nusinarkašinę, tokią zombių gaują, jie nei iš šventraščio niekad nepaims į rankas, nei medituos, jie nieko nedarys. Jie tiesiog bus į meta visatas panardinti, kurioje su savo avatarais galės rūmus statytis, degintis Alpėse ir su priešinga lytim tratintis. Ir iki tokio lygio nuves. Ir bus tikrai tokių, kurie nueis į paskestą. Ir po to, kaip visą laiką atsibus, sakys, blecha, eilinį kartą išdūrė. Kaip su vakcinom išdūrė, kaip su kitais tenais išdūrė, istorijai buvusiais medikamentais, kur baisiai reklamavo, po to bylos viena po kitą ėjo, kad ten šalutiniai poveikiai prasidėjo. Čia išdurs. Tai bet kas skaito Bhagavatam, kas praktikuoja, jie nepasimaus ant šito dalyko. Mes turim savo meta visatą, mes turim Goloką Vrindavaną, mes turim savo
pasaulius, į kuriuos mes nardiname save. Ir ten nereikia jokių akinių už 1000 eurų ir jokių, supranti, elektroninio preparatų, kad pataptum laimingas. Tam užtenka tik tais medinės lentos, ant kurios sėdi, ir medinių karoliukų. Ir ankstyvo ryto. Ir viskas. Ir mantrų. Taip? Gautų iš gurų. Yra skirtingos civilizacijos. Ir kai tu mantruoji, tai tu eini vienoje linijoje su Tapalokos gyventojais, su Džanalokos, su Maharlokos, su Satyalokos, su dieviškais pasauliais eini ir esi pilnoje globoje tų dieviškų pasaulių. Radė.